Leidom Maltos oro uostą. Šilta, smagu, lėktuvė bilė kaip sušalo. Tai priminimas, kad be striukės į lėktuvą neįti, nors aš būsiu striukė, bet vis tiek sušalau. Dabar lauksim autobuso, kuris veš į Valetą. Tai bilietėlių čia jie siūlo labai daug opcijų, kad naudotis neribotai autobusais savaitę, 4 dienas, panašiai, bet galima nusipirkti bilietėlį ir pačiame autobuse, kuris kainuoja 2,50 €. Liks 4 autobuso, atvažiavome iki paskutinės stotelės ir atvežė čia prie fontano. Šių vietą įsirinkome iš TikToko. Drive vadinasi. Andresas susisakė filafisami su granola kiaušinienė. Labai įdomu. Aš įsigiau tokius kaip angliškus pusryčius, bet ale ne angliški, bet jų pusryčiai. Čia matau su kotletuku kiaulienos. Pavalgėm skaniai. Nu kaip skaniai. Standartiškai. Mano pusryčiai kaip angliški pusryčiai. Andreso skanu, bet granola man tai nepatiko. Tai ką tik supratom, kad ir Maltoj yra priešingas krypties eismas negu pas mus. Kol laukiam keltą, prisėdam atsigerti aperolių. Kelsimės dabar keltu į Sliemą pakrantę. Tai bilietėlį vieną pusę, 2 žmonėm 4 €. Sliema Beach yra tokios vonios, kuriuose galima irgi maudytis iš akmenų natūralių padarytis. Pasimaudėm atskirai, dabar atėjom prie visų žmonių. Didesnis truputėlį baseinas, tai įlysim į jį. Pasimaudėm, įsėdom į autobusą dabar ir keliavom į kitą salos galą. Iš ten bandysim kažkaip savarankiškai į Blue Lagoon nukeliauti. Tai bus valanda kelionės su autobusu. Įlipame jau į keltą, kuris kels į Gozo salą. Tai labai keista sistema bilietėlių pirkimo. Tiesiog į priekį dabar mes bilietėlio jokio nepirkom ir reikės bilietėlį nusipirkti, kai grįžinėsim atgal. Ir abi pusės jisai kainuos 4,80 €. Tai dabar važiuojam, plauksim, tai yra už dyką.
vietinę picą Ftyra pavadinimu su tunu. Tai biškai yra skirtumas, nes papačiai yra bulvytės. Andresas užsisakė bufalas viduj su figom ir ant viršaus uogienė. Skaniai atrodo. Tai ko skiriasi vietinė ta pica nuo kitų, tai va padas ir prie pado dar yra bulvė. Šiaip pavalgiam skaniai, įdomiai, šiaip sakyčiau. Išsirinkome viešbutuką su baseinu, tai keliaujam įšokti. Viešbučio terasėlė turi štai tokią panoramą. Bažnyčia. Labai gražia. Nauji kaimynai statosi. Ir čia va baseinėlis mūsų. Andresas plaukioja. Mums pusrytukai skaičiuoti, tokie naminiai, pakepė donytės, kiaušinienę, kavytę. Dabar Viktorijos stotyje autobusų laukiame 311 ir važiuosim į Blue Hole. Tai pažiūrėsim, ką ten rasim. Naujas rytas, nauja diena. Karšta, tai labai šiaip tai gal kiek ne karšta būtų, bet drėgnumas pasižiūrėjom, tai 79%, naktį iš viso 86% drėgnumas, tai už tai toks labai jutiminis karštis jaučiasi. Ir vis dėlto nusipirkom korteles. Tai čia nebuvo 4 dienų pasirinkimo, kaip oro uoste, čia buvo 12 pravažiavimų. Tai nusipirkom po 12 pravažiavimų, pasiskaičiavom, kad maždaug mums tiek gali reikėti. Ir kad neišlaidauti dar daugiau arba kiekvieną kartą nemokėti autobusą, tai yra aparatas stoty ir per jį nusipirkom korteles. Na, atvažiavom jau į Blue Hole. Tai žmonių autobusų tai tikrai nemažai, bet vaizdai labai gražus. Va, bažnytėlis. Atvažiavome jau į tą bedugnę. Labai gražu. Labai gražu. Vandenukas permatomas ir ten giliai kažkur. Tai yra kažkiek metų. Sėdžiu tarp uolų, laukiu, kol Andresas parplauks ir grožiuosi vaizdu. Nu čia labai pasaka, kas bus Maltai į Žydrąją skylę. Na, gražus pavadinimas, bet tikrai verta atvažiuoti, nes žmonių nėra per daugiausiai. Aišku, kai atvažiavam keli autobusai stovėjo, atrodo, kad bus labai daug, bet normaliai tikrai žmonių normaliai, vandenukas žydras. Vanduo šiltas, dabar mes esam rugsėjo mėnesį, tai nereikia net pratintis arbatėlę, o kas esate užėję mano video, tai žinot, kad tikrai į šaltą vandenį aš nelabai įlendu, o čia net pratintis nereikia, tai net šiltesnis negu kai buvom Kenijoje, tai labai džiaugiuosi šitu ir lendi ir įlendi ir tai fainai, taip tikrai čia
rekomenduoju atvažiuoti. Iškeliaujame iš Žydrosios ten tos bedugnės. Atėjimas, tai va taip va, jau turit būti persirengę per vandenuką. Va, čia yra toksai uola tokia labai faina ir mes su Andresu buvom tenais įplaukę ir ten galima į atvirą jūrą įplaukti. Tai labai fainas vaizdas, o gaila, kad nepasiėmiau GoPro, man priminimas, kad kitą kartą pasiėmti, nes vaizdai tai labai gražus. Geras, praeini pilies vartus ir įeini. Ir už tai bažnyčia ir visas miestelis. Va, tokius vartus praeini, sieną. Čia eini pro tokią didelę sieną ir ten viduje yra bažnyčia. Vaikšto miesto gatvėmis, tai visos gatvės kaip muziejus toksai, kaip pilies sienos, visur iškabų visokių. Tai labai gražu. Žmonės va, augaliukais apsidėję. Važiavam jau į uostą su autobusu ir dabar norim į Blue Lagoon, tai va, nusipirkom bilietėlį žmogui 15 eurų. Tokiose kioskeliuose prie pat uosto terminalo. Tai mus plukdins iš čia į Blue Lagoon ir iš Blue Lagoonos mus parplukdins į Maltą tiesiai. Tai nereiks čia grįžti ir sukeltų vėl keltis. Atplaukėme Blue Lagoon jau, tai vandenukas tikrai žydras. Nu, žmonių tai labai daug. Nusipirkom po tokius ananasus kokteilius, tai vienas toks ananasas kainuoja 10 eurus, bet kokiu kokteiliu, kokį norit pasirinkti. Ir papildymas, nusinešus ananasą, tada jau 5 eurai tik tai. Ir taip pat pasiėmėm 2 gultus ir skėtį. Tai 2 gultai ir skėtis ant olos su tokiu linijoj. Kainuoja 30 eurų. Va, mūsų gultai ir skėtis atrodo taip. Ir čia va nusileidi. Ir vandenėlis. Pasikeitėm savo gultus, atėjom truputėlį aukščiau, nes ten ant galvos labai vaikai lipinėjo. Tai va, dabar būsime mes čia, aukščiau. Ir vaizdas toksai, ne pirmoji linijoje, bet už tai ramybė. Neužilgaisim ruoštis jau nudžiūti, tai iš pradžių va, turėjom čia vietelę, kur pirmoji lėlė. Žmonių apmažėjo, žydrumas jau biškį dingo. Pilna yra kioskelių, kur galima nusipirkti gėrimų, pavalgyti. O iš čia va mus paims. Laukiam jau pasiruošę.
kambarėlis 2 naktelėm. Tai turėsime savo mikrobangę, šaldytuviuką vėl. Ne iš tos pusės. Va. Ir su balkonu, tai ilgas balkonas, vaizdas į miestą, kaip ir aš. Va, mūsų pusrutukai tokie šiandieną, su tokia štai vaizdu miestą. Būtų buvom įsivedę net autobusą, tai pravažiavom sustojimą. Tiksliau, 2 sustojimus, kur autobusas mūsų nestojo, kuriame važiavom. Tai dabar keliaujam atgal. Ir rodo, dar liko ten 10 minučių, pasivaikščiosim. Eksplorina mūsų stiliaus, atsidūrėm kažkur niekur. Bet šiandien keliaujam į Koral lagūną, tai ten turėtų būti gražu, todėl dar liko 40 minučių, keliaujam, tikiuosi bus gražu. Jūs girdit? Čia cikados. Taip garsiai. Kažkuria mieste, kaip miegojom Atėnuose lygtai, tai per jas miegot negalėjau. Toks garsas. Geras. Atkeliavom į kažkokį žvejų kaimelį, toks nedidelis pavėsinės. Namukai nedideli, toks labai mielas. Būtų fainai, jeigu čia rastume kažkur kokios žuvytės pavalgyti, kokią kavinukę vietį. Bet bangos šiandien tai labai nemažas. Atkeliavom į Coral Bay, tai lemba gaila šiandien. Bangelės didelės, tai tikriausiai neišsimaudysim, nes čia gilu, tai čia keliausim prie, dar čia yra žydroji irgi bedugnė kažkur, tai eisim jos paieškoti, gal ten neprieis bangos. Iki tos žydrosios, čia skylė vadinasi žydroji, tai ramus vandenukas būtų fainai pasimaudyti, bet negalima čia niekaip įlipti. Yra virvė, nebent čia kažkas gelbėti tos virvelių. O šiaip tai gaila, bet nėra susisiekimo. Biškiuką liūdesiukas, nes išsimaudyti nepavyko, o šiaip karšta laukia, tik tai bangos labai didelės. Teidami priekį ten matėm tokį paplūdimiuką, bandysime jame pasimaudyti. Pasimaudėm čia nais, bangos nemažos, bet kai iš Baltijos jūros panašios būna, tai čia irgi svarbu atsivėsinom. Kad jeigu vienam salos gale yra labai bangos didelės, tai net ne gale, o už, va ten mes buvome už tenais, tai ten buvo labai didelės bangos, o atvykome porą stotelių ir štai bangų nėra, vandenukas geras, paplūdimys šitas labai gražus. Tai kas keliausite į šitą salos galą, užtaginsiu paplūdimio pavadinimą. Ir čia su šeimom, smėliukas ir vandenys smėliukas, labai fainas paplūdimys.
Ir negilu. Audinio atsėdame kavinukį su tokiu tai vaizdu. Užsisakėm po kokteilį. Tai laiminga valanda. Vieną kokteilį perki, vienas nemokamai. Vienas kokteilis gausis 4 eurai kažkur taip. Atvažiavom Švento Petro baseiną, tokį jūroje, kur galima šokinėti nuo uolų, tai žmonių nemažai. Pasimaudėm truputėlį, kelias valandas. Andrius pašokinėjo ir atsisveikinam tada su šia vieta. Atgal į centriuką važiavom su Boltu, tai sumokėjom 4,80 €. Paskutiniai mūsų pietukai, tai va, vaizdas toksai, ir užsisakėm 2 žmonėm jūrų gėrybės lėkštę, tai wow, čia nemaža lėkštė. Kokio didumo krevetės, pas mus net karališkos krevetės būna perpus mažesnės, o šita kaip mano ranka praktiškai, tokio dydžio. Šiandien paskutinį kartą, jau rytoj skrydis, tai tokiam paplūdimėlį. Kaip tik saulę palydėsim. Palydėsim čia saulę ir toks bus mūsų paskutinis vakaras jau Maltoje. Tai viešbučio dar neturime, dabar yra kažkur apie 6 vakaro gal, po 6 gal net. Tai viešbučio neturim, bet dabar užsibukinsim, Andrius nuėjo nupirkti vynelio arba aliuko, kad saulutę palydėtume ir užkandukų kokių. Čia va tiesiog taip pasėdėsim. Kaip visi. Ir palydėsim saulutę. Gal dar kartelį šoksim išsimaudyti. Atsisveikinam jau su jūra. Dar kaip aš sakiau, šokam kartą pasimaudyti. Ir keliaujam į viešbutuką. Paskutinį vakarą atsisėdome kavinukį prie jūros. Tai užsisakėm pasidalinti itališką užkandį kažkokį. Tai va tokio dydžio, labai didelis, nežinau kaip mes valgysim. Sėkmytės mums. Paliekame savo nakvynės vietą ir jau keliaujame į oro uostą. Rytinės saulės apšviestas oro uostas. Pusrytesai, kas kavytė, kas penuka ir bandelytės.